Sveiki, čia studijos lengvai. Eksperimentiniuose dizainuose dažnai tenka lyginti tų pačių respondentų, to paties kintamojo įverčius skirtingais laiko tarpais. Čia pasimokysime atlikti priklausomų imčių t-testą ir pakartotinių matavimų dispersinę analizę. Pirmiausia, pristatysiu duomenis. Duomenyse turime 40 atvejų, 40 tyrimo dalyvių, kurie 4 kartus kas 2 savaitės atėjo į laboratoriją ir tenai atliko užduotis jų žvalumui įvertinti. Žvalumas buvo vertinamas skalėje, kuri gali kisti nuo 0 iki 100. 100 reiškia didžiausią žvalumą, 0 reiškia jokio žvalumo. Pusę valandos iki užduočių atlikimo tyrimo dalyviai turėjo išgerti puodelį kavos. Jie nežinojo, kokio stiprumo ta kava yra, o jie iš tiesų pakliuvo į vieną iš 4 eksperimentinių sąlygų, kol galiausiai visas 4 sąlygas jie ir perėjo. Vienoje sąlygoje jie gėrė kavą be kofeino, kitoje sąlygoje gėrė tą patį kiekį kavos, tačiau su 1 espresu, paskui su 2 espresais ir su 3 espresais. Tyrimų siekiama išsiaiškinti, ar kavos gėrimas pagerina žvalumą ir kiek visgi verta gerti šios kavos. Palyginkime kontrolinio matavimo rezultatus su pirmojo matavimo rezultatais, atlikdami priklausomų imčių t-testą. Einame į t-testai ir porinių imčių t-testas. Dedame savo kontrolinį įvertį ir šalia jo dedame 1 espreso sąlygą. Mes iš karto matome, jog skirtumas yra statistiškai reikšmingas, bet mums dar aktualu yra pasižiūrėti, koks yra efekto dydis. Matome, kad efektas tikrai yra didelis. Ir be abejo, mums reikėtų aprašomosios statistikos. Šios informacijos yra gana, kad mes galėtume pristatyti šį testą savo skaitytojams. Kaip tai atrodytų APA stiliumi. Kadangi atlikome tik tai 1 palyginimą, daug gražiau yra jį pristatyti pastraipoje. Mes gražiai pasakome, jog siekiant įvertinti, ar 1 puodelis espreso pagerina studentų žvalumą, buvo atliktas priklausomų imčių t-testas. Buvo palyginti studentų įverčiai negėrus espreso ir išgėrus 1 espreso. Analizė atskleidė, kad espreso gėrimas turėjo statistiškai reikšmingą poveikį studentų žvalumui. Atkreipkite dėmesio, kad įvardydami grupę taip pat paminime jos aprašomąją statistiką, tai yra vidurkį ir standartinį nuokrypį, ir deklaruodami tai, jog testas parodė reikšmingus skirtumus, pristatome testo statistiką, jos laisvės laipsnius, statistinį reikšmingumą ir be abejo efekto dydį. Kaip matote, kintamųjų kortelėje mes visgi turime 4 matavimus. Ir kiekvieną iš jų lyginti t-testu būtų nekorektiška, nes kuo daugiau lyginame, tuo didesnė tikimybė aptikti tai, ko nėra. Dėl to mes turime rinktis atlikti pakartotinių matavimų dispersinę analizę. Tuomet galėsime palyginti visas sąlygas vienu metu. Einame į analizių kortelę, spaudžiame ANOVA, spaudžiame pakartotinių matavimų ANOVA. Pirmiausia, Repeated Measures Factors laukelyje pavadiname mūsų sąlygas. Aš labai paprastai tiesiog pavadinau sąlygomis. Ir tuomet kiekvieną sąlygą pavadinau atskirų vardu. 0 espresų, tai bus mūsų kontrolinis įvertis, 1, 2 ir 3 espresai. Atitinkamai čia mes turime laukelius, kur galime sukelti šiuos duomenis. Mes iš karto matome, jog dispersinė analizė rodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp matavimų. Bet, norint pasakyti, kas nuo ko skiriasi, reikėtų atlikti post hoc testus. Post hoc testų kortelėje sąlygas keliame į dešinę ir atsiranda lentutė, kurioje yra visi poriniai palyginimai. Ši išvestis jau yra pakankama mums, kad galėtume pristatyti šiuos palyginimus. Tačiau prieš tai darydami, meskime gilesnį žvilgsnį į tai, kas visgi nuo ko skiriasi.
Estimated marginal means kortelėje pamatysite, kad mūsų sąlygos gali būti perkeltos į čia. Jeigu pažymėtas šis laukelis, mes gausime štai šį paveikslėlį. Ir jis rodo, jog mūsų respondentų žvalumas buvo vidutiniškas. Negėrus kavos su kofeinu, tuomet vienas espresas padidino jų žvalumą ganėtinai pastebimai, 2 espresai taip pat, na, o 3 espresai rodo, kad tikriausiai nebėra verta gerti daugiau kavos. Ta patį matome ir šioje lentelėje. 2 espresai, lyginant su 3 espresais, nerodo statistiškai reikšmingo skirtumo. Tačiau visi kiti palyginimai yra statistiškai reikšmingi. Na, o kaip visą tai atrodo pristačius API stiliumi? Štai šioje lentelėje mes pateikime visus porinius palyginimus, vidurkių skirtumus. Nepamirštume paminėti, kad mūsų post hoc testas buvo tiukio. Na ir pastabose pristatome visos dispersinės analizės reikšmingumą. Ir viskas. Dabar mokate atlikti priklausomų imčių t-testą ir pakartotinių matavimų dispersinę analizę. Kam studijuoti sunkiai, jei galima lengvai?